Nu ką, penktadienis, ką tik po raido. Ir Povilo klinikos, nes Povilas keitė mano padangas į naujas. Šipsokis, nes pateksi į vlogą. Iki čia paliko savaitę ir viena diena. Paskutinės 2 savaitės turėjau tokią šūdiną epizodą, tai pirmiausia apsirgau, tada kaip ir pasveikau, pradėjau mint, grįžo Jonas iš varžybų su COVID-u, tai tada jaučiu aš taip pusiau pasigavau, bet tik tais kažkokį tokį žiaurų gerklės skausmą, kosulį, o jau kokį mėnesį forma tiesiog žemyn nuo, nežinau, atrodo, ir taip jau jinai pradėjus kristi buvo, bet dabar tiesiog buvo į kažkokį tai dugną nusiritus. Aš nesakau, kad aš visiškai šventai ten tikiu, ką rodo koks ten laikrodis Vodų Maxa, nu bet kaip pavyzdys, gerų metų sezono ten įkarštį rodydavo šiam 5, dabar eiktų savo. Tai vakar buvo 61, o šiandien jau yra 60. Dar buvau pasidarius kraujo tyrimus, tai geležies visiškai, ta prasme feritino praktiškai zero. Tai su tokia savijauta, su tokia forma sunku kažką tai įsivaizduoti, nors va dabar ką tik grįžau iš treniruotės ir pirmą kartą per nežinau kokį mėnesį laiko jau jaučiaus visai gerai ir pagaliau vatai kažkas panašaus į tai, kas būdavo anksčiau. Nu, ne visai dar, bet kažkas į tą pusę. Tikslai tokie čempionatai, kadangi visų pirma, tai yra mano pirmas varžybos užsienį. Aš nesu minus nei Latvijoje, nei Lenkijoje, bet mano tikslas yra įgauti patirties, sudalyvauti, pabūt, net ir paatostogauti ir gerai praleisti laiką, nes vis tiek varžybos kainuoja, blemba tikrai daug, tai noriu iš to pasimti daug gerų emocijų. Aš neplanuoju absoliučiai jokio, kaip čia pasakyti, vietų prasme pasirodymo ir savo neturiu absoliučiai jokių lūkesčių, tiesiog noriu pravažiuoti gerai, noriu pravažiuoti kiek tuo metu galiu stipriai, svarbiausia pravažiuoti saugiai, be griūčių kažkokių ir labai norėčiau pasimėgauti kiek įmanoma labiau ir patirti, ką reiškia tiesiog važiuoti visų pirma tarp tiek daug žmonių, su tiek daug palaikymo, tokiuose šiaip big varžybose. Pažiūrėsim po savaitės, kaip viskas atrodys. Skrydžio išvakarės, žiaurus bardakas. Prašom nekreipti dėmesio. Bet po biškį pasakoju, ką deduos ir bandau nieko nepamiršti. Tai žodžiu, pirmiausia, varžybinė apranga. Čia yra tapkės, kepurė apatiniai, papildomi dviračio rūbai, striukė, kasdieniai rūbai, šalmas, maistukas varžybinis, gertuvės, bet viduje dar yra elektrolitai. Tada čia turiu mini tašiuką su CO2, nes nesivežu, nes man atrodo negalima skraidintis, bet gal nusipirksiu kažkur. Tai CO2 antgalis, dar sliekai. Čia white hack, kad rankom išsiplaučiau rūbus, nes tikrai norėsiu pernaudoti. Dar drabužių. Čia turiu buffą, antbačius, jeigu būtų šalta, nežinau, tiesiog raidui pirštinės, skvirtas, žodžiu, vaškas. Čia dėsiu batus, bet dar nededu, nes rytoj dar ryte minsiu ant staklių. Ir dviratis tai dar nesudėtas, dar čia nepamirštu pompą pasimti. Dviratis nesudėtas, nes dar nepasiėmiau dviračio dėžės, bet pasimsiu. Filmavimui toks mini trikojas, biškį apšvietimo, kompiuteriukas, čia šitai mažai kamerytei, jei kažką norėsiu pafilmuoti, akiniai, čia energy ir sleep papildai, čia šiaip susidėjau visokių kasdienių papildų, kuriuos naudoju, bet nebelabai čia vietos daug turiu, omega 3, cinkas, selenas, magnis. Tai kadangi rytoj jau išskrendu, norėjau papasakoti šiek tiek apie savijautą. Tai prieš tai pasakojau, kad sergu, kad nesisuka kojos ir nėra vatų. Sezono pabaiga vis tiek, bet paskutiniu metu kažkaip galiu pasakyti, kad
bent jau dabar nusiteikimas toksai, kad kaip prieš tai sakiau, kad nenoriu, tingiu važiuoju labiau for fun ir panašiai, tai dabar atrodo, kad jau noriu važiuoti ir laukiu pačių tų varžybų, pačio važiavimo ir toks, jau prasideda, nežinau, ir jauduliukas ir kažkaip jau visko laukiu ir noriu važiuoti, atrodo, kad jau kojos tiesiog dreba. Tuo pačiu ir suprantu, kad po šitų varžybų mano sezonas realiai pasibaigs. Ir ką, kita diena, jau skrydžio diena, mindama ant treniruoklio dar įsijungiu šiek tiek pasižiūrėti trasos. Per daug, ne? Kilogram per daug. Opa. Ačiū. Čia tavo? Ja. Mes jau Olandijoje. Toksai greitas teleportavimas įvyko. Bet šiaip atvykau, šiandien yra trečiadienis. Dabar yra 4 pas mane. Sėdžiu viešbutį, žiūriu pro langą, kaip dviratininkai važiuoja. Šiandienos planas toksai, keliauju dabar į Maką pavalgyti, nes yra šalia. Nes šiandien valgiau tik pusryčius ir vakarą praleidžiu viešbutį. Tai šiandien, kadangi ryte jau prasimyniau, šiandien poilsis likęs, rytoj poilsio diena, tai turėsiu, žodžiu, 2 dienas tokias visai rames. Tai keliauju valgyti, nes jau žiauriai noriu. Pasimatysime vėliau. Geras naujienas. Dviratis sudėtas. Tikiuosi, kad gerai. Reikėjo dėliojau dviratį prie receptiono. Blemba, tai prakaitavau iš streso, blemba, nes pirmą kartą dviratį pati dėlioju. Tai jo. Bet tikiuosi, kad viskas gerai. Nors man šiandien poilsis, bet nusprendžiau, kad reikia biškį, bent jau išbandyti, ar čia viskas veikia. Ar normaliai susidėjau prieš rytojaus raido. Tai varau pasižiūrėti, kaip atrodo miestas. Šiaip tai, čia dar aišku nieko nesimato, parodysiu, bet man labai patinka. Labai gražu. Gerai, reikia važiuoti, kur čia nuvažiuoti, ką čia pamatyti. Varom į centriuką. Važiuojam paskutinius 200 metrų. Atvykau, viešbutis toks mini kambariukas. Realiai net nėra, virdulio net nėra. Šitas yra žiauriai blogai. Ką dabar dariau? Tai pasibandžiau dviratį ir viskas ok. Tada važiavau pasižiūrėti, kaip atrodo miestas, Maastrichtas, kadangi pirmą kartą čia esu. Tai žiauriai gražu. Šiaip net ir vaizdas pro langą. Nėra čia gal nesimato kažkas labai special, bet tokia upė.
Žodžiu, visiškai esu centre. Ir finišas, žodžiu, čia yra visiškai šalia už, nežinau, norėčiau skaityti už 2 kilometrų, bet gal labiau už kokių kilometrų ar pusantro. Tai pasižiūrėjau finišą. Sakau, esu visiškai šokiruota. Aš žinojau, kad Olandijoje yra žiauriai populiarų dviračiai ir kad visi čia dviračiais važiuoja į darbus ir važiuoja visais reikalais, bet kad antiek, tai ta prasme, wow, atrodo, kad dabar yra, aš išmyniau apie 5, gal biškai po 5, dabar yra po 5:40, nu ir aš nežinau, gal aš čia nesu kažkoje labai judrioje gatvėje, bet nėra žiauriai daug mašinų, o taip žiūrint, kiek pravažiuoja žmonių su dviračiais, tai atrodo, kad daugiau dviratininkų. Ir šiaip toks fainas, sorry už šitą koinį, bet fainas vaibelis. Pirmas mano miestas Olandijoje, kur kažką daugiau matau, tai žiauriai įdomu. Dabar šoksiu į civilio rūbus ir varysiu ieškoti kažkokios tai parduotuvės, nusipirkti maisto, nes realiai šitos kelios dienos su maistu tai žiauriai blogos. Ta prasme, šiandien pusryčiams Starbuckse valgiau, ne Starbuckso kruasanus, juos iš Maksimos buvau pirkus dar dieną prieš, bet suvalgiau 2 kruasanus. Pietum valgiau McDonald'e burgerį, chicken nuggetsų ir viskas, daugiau šiandien nieko nevalgiau, o jau vakaras, tai reiks kažką vakarieniai nusipirkti arba nueiti kažkur pavalgyti, bet tikslas yra nusipirkti pavalgyti, kad nereiktų pusryčių, pietų ir vakarienės valgyti kažkur out. Nes ir taip čia šaibikių nemažai išsileis. Tai va, tai einu, žodžiu, rengtis, ruoštis, praustis ir varau ieškot maisto. Nu ir keletas vaizdų iš mano pasivaikščiojimo iki parduotuvės. Tai jeigu kas nors mąstot ar keliauti į Maastrichtą ar ne, tai manau, kad čia yra jūsų ženklas, kad tikrai verta. Ir net pareinant ir su ten spėja, bet vaizdai, tai wow. Penktadienis, išmyniau į treniruotę, blemba. Jeigu taip seksis naviguotis rytoj per varžybas, kaip šiandien, turiuomenį labai blogai, tai bus labai blogai. Nes tiesiog vienoje vietoj ratus kvadratus važinėjau, nes tiesiog nesupratau, kur važiuoti. O to orientacijų linki. O šiaip tai važiuoju dabar link Vyk miestelio, atsiimt numerį, minu su Maike ir sakyčiau visai šilta, nes dar su liemenė, tai rytoj, manau, tikrai minsiu su Maike ir be jokių rankovių, be nieko, kas visai gerai. Kas labai jaučias, tai žiauriai kyla pulsas. Nu tiesiog iš stresiuko. Bembiai. Nežinau, matot. Tai jaučiu, kad širdelė spurda, dreba, jauduliukas, bet žiauriai gerai, nes man jaudulys sukelia adrenaliną. Tai reiškia, kad bus iš ko važiuoti ekstra dar jėgų. Tai žiauriai gerai. Nu ir ką, susitiksim jau numerių atsiėmime registracijų. Thank you. Yes. Thank you. Yes. Numeriukas atsiimtas. Biškį pasivaikščiosiu po visą renginio miestelį, parodysiu, kaip atrodo. Galvoju, kol aš čia vaikštau po tą miestelį, tai papasakosiu, kiek viskas šitose varžybose man kainavo. Tai pirmiausia, lėktuvo bilietai pirmyn ir atgal su dviračiu kainavo 256, tada varžybų registracija kainavo 150 eurų, taip pat reikėjo įsigyti licenciją dviračių federacijos, kadangi aš jos neturėjau, tai 70 eurų,
Tada už kelionę iš Eindhoveno į Maastrichtą ir atgal sumokėjau 30 eurų plus 30 eurų. Ir taip pat nakčiai buvo apsistojusi prie Eindhoveno oro uosto, tai 123 eurai ir viešbutis Maastrichte kainavo 543, tai 1200 eurų plus dar maisto išlaidos, tai gavosi koks 1400. Bet ką man metas varyti atgal į treniruotę. Nors ir su geliuku dantise, bet labai norėjau šitą malūną parodyti. Pirmieji kilometrai. O grįžusi iš treniruotės, susitepu grandinę, atvarėm į Fixed Gear Cafe. Pasirodo pirmą dienelę, kaip atsidarė šitą lokaciją, tai gavom gertuvių nemokamai ir kavytės nemokamai. Kas nors gauti šitą gertuvės rasai, jeigu pamatyksit mane. Ir nusipirkau dalyką, kurio negalima skraidinti. Disclaimeris, skrendant į Vilnių leido parsivežti, bet sakė tik tais vieną balionėlį galima. Nu tai okei, galima. Ir Jonas padeda pasiruošti likusius dalykus, tai užsidėti numeriuką, čipą ir galėsim keliauti ilsėtis. Carb loading. You need to happy? Šeštadienis, starto diena, o Jonas ruošiasi, aš jau ready to go. Dabar liko pasiimti dviratį, įsidėti bateriją, pasiimti sliekus susitvarkymui, nes yra dviračio dėžėjai ir numinti 15 km iki starto. Dabar yra beveik 9 ryto, startas po 11. Tai kol numinsiu, geras pusvalandis praeis, kem minučių ir tada po biškį bandysim laukti starto. Jeigu leis kažkur stotis į gardą iš anksto, užsiimti gerą vietą, tai stosiu iš anksto, kad užsiimčiau kuo geriausią vietą ir važiuosim. Pačią geriausią vietą užsiimti. Keliaujam į startą. Devynios kem 5. Ir mes išstojom startas ir merginom startas. Nežinau, ar man čia taip ir pavyks išlikti, nes eisiu dar visur vaikštinėsiu, bet matysim. Žmonės pasiruošę su kėdutėm, su roleriais, kaip priklauso. Laukiu savo startą. Tas ją. Bet va čia yra branda. Nėra ko skubėti. Na tai kaip savijauta prieš startą? Savijauta visai gera. Esam Gretos Briedytės bokse, va štaip kaip atrodo, 40 minučių iki starto, merginos sėdi užsiėmusios vietas. Štai ir Greta su Jonu, taip. Taip, tai va taip laukiam starto, dabar atrodo taip. Het volgende blok, dames, 35 tot met 39. Profiler! Greta! Štai atvaro pirmas merginos, 19:34. Tai turėtų būti Greta Briedytė kažkur tai, laukiam, žiūrim. Ar aš kažkur praleidau? Ai, va, Greta atvažiuoja, Greta. Greta į priekį! Good! Greta jau pavita ir aplenkta Daivos.
Daivos grupė, va čia greta važiuoja, Daivos grupė važiuoja tenai, va. Nuvažiavus, dabar laukia Ingos. Ingos, tikiuosi, kad bus šiandien Inga šitoj grupiai. Važiuoju. Ar vienam video įsitars. Ne, Ingos čia nėra. Šitoje vietoje po beveik 50 km po pirmo rato Jonas bandė man paduoti gertuvę, bet dėja nepavyko, pamečiau. Tai žaibo greičiu Jonas nulėkė į kitą lokaciją, kadangi aš myniau su telefonu, tai jis matė visą laiką mano greitį ir visus duomenis, kur minu, tai pamatė mane atminant ir žinojo, kur varyt manęs laukti. Tai antras padavimas pavyko. Kur ten Greta turėtų leistis dabar? Greta! Išmesk! Like a boss. Kiek streso. Pizda, lengviau. Žinėjau, nes bėgau kokį kilometrą į kalną, gal biškį mažiau. Tai blemba sušilau. Bet spėjau, nes galėjau ir nespėti. Na ir toliau varžybos klostėsi kaip klostėsi, tai bandžiau iš esmės išgyventi ir stengtis nevažiuoti viena, nors buvo momentų, kai išplaukiau ir kurį laiką pavažiavau viena, bet gerai buvo visada kaimynių su grupelė. Jo, 10 minučių. Šiaip buvo vienu metu pritraukus Daivą, bet matau dabar palūžo. Ai, tu matai, net laikai su telefonu važiuoja? Tai žiauriai patogu, nes kur man gertuvės, ten, pavyzdžiui, starte, finiše, kur fit zonas buvo, nepaėmė gertuvės, žinai, važiavau tam. Greta Vredytė. Komentaras, sveikinam. Komentaras nėra komentarą. Ne, o šiaip tai buvo žiauriai sunku kažkaip, kai važiavau, nu gerai, aš nebuvau viso rato važiavusi pasižiūrėti trasos, tai nelabai įsivaizdavau, kas manęs laukia, galvau, ai tai čia labai greita trasa ir labai lengva ir keli kalniukai. Bet tie keli kalniukai tai visiškai išdaužė ir į trasą, į varžybas buvau atsivežus druskų tablečių, nes visada geriu per varžybas, nes man labai dažnai traukia kojas. Ir važiuodama, jau starte stovėdama supratau, kad nepasiėmiau ir liko viešbuty tos tabletės. Ir turėjau elektrolitų gėrimą, bet paprastai man, kai spaudžiu, neužtenka, tai druskų neturėjau, pradėjo kojas traukti, į kiekvieną kalną buvo sunkiau. Tai pačiam gale į paskutinį kalną jau tiesiog bandžiau išgyventi ir bandžiau tiesiog įvažiuoti nesustojus. Bet nežinau, viskas gerai, patiko, kartočiau, tik tais norėčiau būti geriau pasiruošus. Tai va. Šaunuolė. Nebuvo ekscesų kokių? Kaip? Ekscesų nebuvo, viskas be griuvimų. Buvo pačioj pradžioj mūsų tik startavus, po kokių 3 kilometrų plente buvo griūtis. Tai aš šiaip netaip apvažiavau, nes visai netoli manęs buvo, bet išgyvenau. Nu ir šiaip kelios buvo tokios nedidelės griūtis, bet ten po vieną merginą kažkaip, nu gal slydo ratas ant posūkio ir panašiai. Bet šiaip saugiai viskas. Svarbiausia saugiai, tai jau gerai. Voor de medaille, afkomstig uit de België, Jozef de Wever. Pamatei mano žinutę? First place, Justina, world champion of the gold medal, representing France, Régis Brisson. Kas laimėjo, kaip? Mariana Vyp. Tai nedefendino savo title. Mariana vos. Antra
second place, winner of the silver medal representing Latvia, Daiva Ragizinskine. In first place, UCI. Ladies and gentlemen, welcome to the award ceremony of the 2025 Bolero UCI. Sekmadienis, tęsiam savo video blogą, keliaujam dabar į mašiną ir varysim pažiūrėti vyrų starto. Tai... Ir mačytės. Ir mačytės dar atsigerti. Kavos, natalios. Ir kavos. Žmogus. Jo, nes dar viešbutį tik sumuštinių palėsiam ir varom, žodžiu, mačytės, kavytės, į startą, palaikyti lietuvių, pasižiūrėti į Pitkoką. Atvarėm į startą, pasipuošėm kepuriukais ir jau po 10 minučių kažkur kvies palautą elito, tai kažkada greitai pamatysim. Thiago Ferreira, 35, Paul Vos, 36, Ilvet, 177, Thomas Champion, 178, Gilles Mulder, 179, Michel Groot-Brittannië, Thomas Pitcock! Zo hebben we de line-up te pakken voor de 2020. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. World Champion Series Gravel van Golazo. We zijn eraan begonnen. Atvykom į fanų zoną. Zvimbė. Pasižiūrėjom elitą, pamatėm Roką Kmieliauską, pamatėm Eimantą, Luką, Vladą, Kovaliovą, ką tik va dabar. Tai jie dar nei pusės nėra įveikę. Jonai, o gal pusę jau pravažiavo? Pusę varžybų. Čia yra 80 kažkelintas kilometras. Ai, nu tai jo. 108, tai nepravažiavo. Jo. Nu tai žodžiu, dar visai čia nemažai jam liko.
Mes varom jau link Maastrichto, link finišo. Varom link finišo. Pasistatysim mašiną prie viešbučio, kažką pasimsim pavalgyti, nes palaikymas labai sekina. Ir varysim žiūrėti finišo, norim labai pamatyti elito finišą. Ir aišku, mūsų Lietuvai. Parodysiu, kaip atrodo čia Tysotkai. Kas? Hij laat die Saksen binnenkomen. 34 seconden voor de klasbak uit de België. Door Raymond Dirks, de wethouder van de gemeente Beek. The third place and winner of the bronze medal, we presenting Lithuania is also, of course, Aimantas Gudiskis. Op de derde plaats en de winnaar van de... In second place, winner of the silver medal.